Gintarė, atrodo, labai smagios merginos auga čia Vilniuje. Ir ar jau pavyko pačiai apsiprasti su tom naujom pareigom ir kiek potencialo matot pačioj bendruomeniai su tuo merginų krepšinio augimu čia Vilniuje? Bandau apsiprasti vis dar, bet man labai įdomu. Aš ir anksčiau šiek tiek sekiau visada jaunimo krepšinį, man labai nesvetimas ir dabar, kai tik galiu Vilniui, ateinu ir žiūriu, stebiu šitas mūsų ateities perspektyvės žaidėjas, tai man tikrai labai įdomu žiūrėti ir matyti tą progresą. Matau, kad tikrai yra įdomių perspektyvių panelių, ateitis gali būti šviesi ir sakau, labai įdomu sekti ir stebėti. Organizacija nauja. Pati organizacija ne, bet pati merginų krepšinio bendruomenė SKM yra pakankamai nauja. Ir kokius tikslus šitai komandai kelia pati sporto mokykla, žiūrint ir kalbant apie šitą sezoną? Kokie tikslai yra vieninteliai, tiesiog tobulėti ir augti. Tai yra pakankamai nauja. Iki vaikinų dar tikrai reikia kur dirbti ir yra kur pasitemti. Tai šita komanda pati vyriausia SKM komanda yra ir jau matau tikrai ne vienas rungtynės ir matau progresą, tai tas labiausiai džiugina. Tai turim kur tobulėti, turim problemų nemažai, ties masiškumu reikia dirbti ir ties kokybę, bet tam ir yra permainos, kad ateityje būtų geriau, tai žiūrėsim.